Prieš 25 metus paskelbėme Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. Kovo 11 reikšmingiausia data ne tik mano kartai, visiems. Ne tik tiems, kurie prisimena tuos reikšmingus įvykius, bet ir jaunuoliams. Nes be kovo 11-osios negalima įsivaizduoti visų tų galimybių, kurias jie gavo. Studijuoti vakarų universitetuose, laisvai keliauti, ieškoti darbo Europoje. Kelias į nepriklausomybę nebuvo tiesus. Buvo daug dedama pastangų, kad mes neišdrįstume skelbti atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos. Užsienio diplomatai buvo gąsdinami netgi sąmokslu prieš Michailą Gorbačiovą. 1990 m. kovo pradžioje Lietuvos delegacija, vadovaujama Vytauto Landsbergio, nuvyko į Maskvą susitikti su Jungtinių valstijų ambasadoriumi Metloku. Šis nelabai norėjo juos priimti. Ir galų gale vėl atėjo patarėjas, sako, ambasadorius tikrai blogai jaučiasi, persišaldė, čia, sako, gripas tas siaučia visur. Bet, sakė, vis dėlto ambasadorius sutiko. Ir kad tuoj jis ateis. Bet trumpam. Ir jis prašė čia to patarėjo žodžiais, kad ambasadorius paprašė, kad bus trumpai. Ir tikrai jis negalės daug laiko skirti mūsų pokalbį. Ir pasirodė tada ambasadorius. Jis jau iš karto jau kaip ir matė, kad, rodėsi esas apsirgęs ir netgi... Bet ar atrodė, kad jis sergantis? Netgi jis pasakė, aš nenoriu, tiesiog nenorėčiau rizikuoti ir jūsų sveikata. Netgi, aš gal ir rankos nenorėčiau paduoti ne dėl to, kad aš negerbiu, o dėl to tiesiog, kad, dėl rizikos, dėl jūsų pačių. Kodėl taip šaltai elgėsi Jungtinių valstijų ambasadorius? Dabar aiškėja slaptos aplinkybės. Pasirodo, prieš šį susitikimą jį privačiai įsikvietė tuometinis Sovietų Sąjungos ministras Ševardnadzė ir paprašė atšaukti susitikimą su lietuviais. Tuomet Metlokas paklausė, kodėl tai turėtų daryti. Ševardnadzė atsakė taip. Mūsų žmonės kaltina jūs dėl susitikimo iniciatyvos. Problema yra ta, kad jei jie paskelbs nepriklausomybę šį savaitgalį, gali būti, jog Gorbačiovas bus pašalintas. Ar galėtumėte atšaukti susitikimą ar bent jau įtikinti juos palaukti 2 savaitės? Kai Gorbačiovas taps prezidentu, mes galėsime kontroliuoti situaciją. Bet jei jie paskelbs nepriklausomybę prieš tai, mes nežinome, kas atsitiks. Yra rizika žlugti. Ar tikrai buvo sąmokslas prieš Michailą Gorbačiovą? Šiandien galima drąsiai sakyti, jog jokio perversmo plano nebuvo. Jeigu tai būtų buvę, apie tai praėjus kiek laiko būtume sužinoję. Be to, Lietuva paskelbė nepriklausomybę iki Michailui Gorbačiovui tampant prezidentu ir nieko jam nenutiko. Vadinasi, Ševardnadzės atskleistas planas tebuvo blefas.